Šiandien žiniuose užsienio politikos gairės pagal Nausėdą, didinama parama Ukrainai, Baltarusijos diplomatijos fronte nieko naujo, o konkrečių veiksmų, dėl kurių realiai pajudėtų reikalai su Kinija, nenumatoma. Padėti beglobiams gyvūnams ir edukuoti žmonės įsteigta įstaiga gyvūnų šerifai, spjaudosi keiksmais, grasina teismais, perka paslaugas, už kurias net nesiruošia mokėti. Kiek šiemet žadama atnaujinti perėjų ir kiek tai kainuos milijonų? Įdomu, dings ar ne iš horizonto už milijoną laisvėn ištrūkęs Vilhelmas Germanas. Kol kas jam nepareikšti jokie kaltinimai. Šįryt prezidentūroje Gitano Nausėdos iniciatyva vyko valstybės vadovų pasitarimas dėl užsienio politikos gairių. Po jo tapo aišku, kad iš esmės jos lieka tos pačios ir toliau bus didinama parama Rusijos užpultai Ukrainai. Taip, turime Europos vadovų tarybos gruodžio mėnesio sprendimą dėl 90 milijardų eurų paramos skirimo. 2/3 šios paramos bus skirtos kariniai įrangai ir nesunku paskaičiuoti, kad Ukrainai nepakanka tų likusių pinigų tam, kad jį galėtų normaliai vykdyti savo valstybinės funkcijas, mokėti pensijas, mokėti socialinės išmokas. Kitaip tariant, reikia dar ir dvišalių pagrindų Ukrainą remti labiau tam, kad jie išgyventų, kad valstybė nežlugtų ir kad valstybė būtų pasirengusi eiti į taikos darybas oriai, ne su kapituliavimo nuotaikomis, o vis dėlto kaip lygiavertis darybų partneris. Netrukus, neužilgo turėčiau vykti į Kijevą. Vežamės papildomus Lietuvos įsipareigojimus, kaip esame pasirengę prisidėti prie paramos Ukrainai. Tai pirmiausia 30 milijonų eurų vadinamai PURL iniciatyvai, 30 milijonų patriotų iniciatyvai. Čia aš jau kalbu apie 26 metų įsipareigojimus, ne apie 25. Taip pat Čekijos amunicijos iniciatyva 39 milijonai eurų. Taip pat tam tikras karinės paramos paketas 10 milijonų eurų sumai ir taip pat prisijungimas prie Jungtinės karalystės fondų ir iniciatyvų apie 20 milijonų eurų. Tai yra reikšminga parama, tai yra įrodymas, kad Lietuva niekada nepaliks Ukrainos kovoje vienos ir tai yra tęstinė mūsų užsienio politika, kurią sutarėme visi. Ir Seimo pirmininkas, ir premjerė, ir užsienio reikalų ministras, ir žinoma krašto apsaugos ministras taip pat. Nausėda pripažįsta, kad santykius su Kinija reikia gerinti, bet kaip konkrečiai neaišku. Kol kas apsiribojama tik bendromis frazėmis ir pamoralizavimu. Vis tik, kad išsišokimas pavadinant Taivano atstovybę tokiu vardu buvo klaida, šią idėją tuomet palaikė šalies vadovas ir dabar nepripažįsta, tad ledas gali ir nepajudėti. Kalbėjome apie Kiniją, apie santykius su Kinija. Kaip ir anksčiau nekartą esu sakęs, esame suinteresuoti normaliais diplomatiniais santykiais su Kinija. Tačiau tikrai norime tuo pat metu išlaikyti ir santykius su Taivanu, nes jie turi didelį potencialą. Reikia pripažinti, kad per pastarosius keletą metų nuo Taivano atstovybės atidarymo Vilniuje tas potencialas buvo išnaudotas tik tai menka dalimi. Tikrai galime nuveikti daugiau, išskyrus lazerių pramonės tam tikrus teigiamus projektus, labai daug kuo kitų pasigirti negalime, nors tikrai buvo nemažai ir lūkesčių, buvo nemažai pažadų. Todėl visi sutarėme, kad turime dar kartą susėsti prie stalo ir pakalbėti apie tai, kaip konkrečiai ketiname plėtoti savo ekonominį bendradarbiavimą ateityje. Ir tikrai norėtųsi, kad vis dėlto būtų mažiau deklaracijų, kad būtų daugiau konkrečių įsipareigojimų iš abiejų pusių, nes santykiai su šiuo regionu mums yra svarbus. Na, o santykiai su Kinija, pirmiausia, norėtųsi atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuva yra lygiateisė tarptautinės bendruomenės narė ir kad visi mūsų sprendimai buvo pagrįsti tarptautinė teise. Nuo pat pradžių teigiame, kad laikomės vienos Kinijos politikos ir kad šio Taivano atstovybės pavadinimo arba pačio atidarimo fakto nereikia traktuoti kaip šito principo kvestionavimą. Nebuvome išgirsti, reikia tai pripažinti, iki galo nesame girdimi ir šiandien, kad šį vienos Kinijos principą gerbėme.
Todėl norėtųsi, kad vis dėlto būtų daugiau dialogo, mažiau vienašališkumo, mažiau mėginimo primesti savo nuomonę. Ir jeigu būtų gera valia ir iš kitos pusės, matome galimybę laipsniškai atstatyti savo diplomatinius santykius laikinųjų patikėtinių lygių, o ateityje galbūt ir ambasadorių lygių. Ir dar kalbėti apie Baltarusiją. Šiame diplomatijos fronte irgi viskas lieka po senoviai. Baltarusija savo veiksmais prisideda prie to, kad Rusija galėtų toliau bombarduoti Ukrainą ir blogiausia bombarduoti nekaltus žmonės ir civilinę infrastruktūrą. Tie faktai, kad paleidžiami politiniai kaliniai, turime tokių faktų, jie neturėtų sukelti regimybės, kad tai yra esminis kažkoks Baltarusijos politikos pokytis, kadangi turime informacijos, kad tuo pat metu į kalėjimą sodinami kiti politiniai kaliniai ir kad iš esmės šitoje valstybėje mažai kas keičiasi. Jeigu yra kažkam tai susidariusi iliuzija, kad sankcijos netrukus bus atšauktos, tai iš karto privalau tokius žmonės nuraminti. Sankcijų režimas Baltarusijai, tiek individualių, tiek sektorinių sankcijų bus pratęstas dar 12 mėnesių ir tai jau turėtų būti padaryta ateinančią savaitę. Gelbėti gyvūnus kilnus tikslas, tačiau kartais skambų žodžiai paverčiami labai negražiais veiksmais. Skambių pavadinimų pasivadinusi nepelno siekianti įstaiga Gyvūnų šerifai, suprask, gyvūnų policija, ne tik kad neatspindi savo pavadinimo, bet ir nepadeda bėduliams, o atvirkščiai kenkia jų gelbėtojams. Įstaigos steigėjas Marius Pasaravičius, ilgus metus gyvenęs Jungtinėje karalystėje, prieglaudoms siūlydavo įvairiausių priemonių gyvūnams, bet surinkęs pinigus dingdavo kaip į vandenį. Negana to, įstaigos Gyvūnų šerifai įkūrėjas vieną prieglaudą padavė į teismą dėl to, kad ši esą nesterilizuoja, nekastruoja gyvūnų. Puiki gyvūnus prižiūrinti ir visus nelaimėlius bei išimties priimanti prieglauda bylą pralaimėjo ir turėjo sumokėti pareiškėjui pinigus. Taip pat padengti visas bylinėjimosi išlaidas. Gyvūnus gelbėjančios prieglaudos stengiasi kiek įmanoma su Pasaravičiumi nesusidurti. Tada jisai Liepos mėnesį 25 metų įsteigė tą organizaciją Gyvūnų šerifai ir tada jau prasideda tokia šmeižimo, turbūt galima pavadinti, kampanija prieš mane, prieš kolegas ir panašiai. Jisai asmeninėse žinutėse, nežinau kaip pasakyti, žemina, visaip vadina mano kolegų darbą, mane pačią. Ir viskas. Ir kadangi tam gyvūnų aktyvizme aš esu 15 metų, tai vis tiek žmonės ateina, pasako, ką girdėjo, ką matė ir panašiai. Jeigu kažkas turi nusiskundimų kažkokių, ir taip pradėjo lysti visokie tokie dalykai, kad jisai yra pirkęs paslaugas ir pinigų nesumokėjęs, kad jisai prieglaudom ten vežė kažkokią įrangą ir jos neparvežė. Tai padarė kelis kartus. Ir kas mane asmeniškai liečia, tai jisai lapkričio mėnesį buvo parašęs skundą į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą dėl neva tai, kad aš laikau ir ieškau namų kovinių veislių priskiriamam šuniui Argentinos dogui. Nors aš iš tiesų Liepos mėnesį tiesiog buvau pasidalinusi skelbimu, bet pas mane prisistatė VMVT teikdami, kad gavo skundą. Ir Marius apie tai prisipažįsta vienoje iš žinučių, kurią aš esu pasidalinusi. Jis taip pat mum, Penktai kojai, pasiūlė įsigyti priemonių susijusių su gyvūnų globa, būtent ten narvų, gaudyklių šunims, kadangi tuo metu gyveno Didžiojoje Britanijoje, teigia, kad ten ir kainos, ir kokybės santykis yra labai geras, kad tos užsakymus čia daro daugeliu prieglaudų, kad reikia kuo skubiau tuomet padaryti užsakymą, jeigu norime gauti į laiku. Kad viską jis parveš pats važiuodamas į Lietuvą, tai mes irgi pervedėme 1060 €. Ir žinoma, tų priemonių mes niekada negavom. Tai visas tas tęsiasi nuo rugsėjo mėnesio, buvo ten ir sirdingės, vėliau atsirado daugybė pasiteisinimų, daugiausia, aišku, dėl laiko stokos. Vėliau, kiek mes žinom, jis grįžęs yra į Lietuvą, tačiau vėlgi dėl laiko stokos dabar pats beje pripažįsta, kad tos priemonės niekuomet nebuvo nupirktos, kad pinigus grąžinsės,
bet mes jau pradedam prarasti viltį, kad tai kada nors įvyks. Marius Pasaravičius žingsniuoja per gyvenimą skriausdamas ne tik gyvūnų prieglaudas, bet ir verslo atstovus. Facebook'e atsiranda įrašas įmonės atstovų, kurie viešajai įstaigai Gyvūnų šerifai atliko visą marketingo vizualizaciją. Sukūrė prekinį ženklą, vadinamąjį logo. Sumaketavo įmonės puslapį Facebook'e. Žadėjo sumokėti bent jau avansą, Gyvūnų šerifai vadovas, kaip visuomet, dingo kaip į vandenį, nesumokėjęs įmonei nei cento. Avansas nesumokėtas, bet klientas maldauja paskubėti, tada darbus pradedame, juk kas blogiausia gali atsitikti. Tuo metu atrodė, kad nieko, nes buvome sotus geromis patirtimis ir nuleidę savo budrumą. Eina savaitės, kol dirbame su strategija, dizainerė paraleliai kuria vizualinį identitetą, avansas vis dar nesumokėtas. Nes stringa banko sąskaitos atidarimas, sako Marius Pasaravičius. Imu įtarti, kad čia kažkas smirda. Klausimus Mariui Pasaravičiui siuntėme ir per Messengerį, skambinome į asmeninį numerį, turintį nelietuvišką šalies kodą, taip pat įmonės Gyvūnų šerifai duotuoju numeriu. Galų gale sulaukėme atsakymo į žinučių programėlę Messenger. Visko publikuoti dėl necenzūrinių žodžių negalime. Pasaravičius grasina teismais, prokuratūra. Jūs esat psichiškai neįgali, ar kas su jumis blogai aš nesuvokiu, nes adekvatus, normalus žmogus, gavęs atmetimą, jisai suvokia, kad žmogus negali kalbėti arba nenori kalbėti su jumis, jo. Bet jūs kažkokia individė, jums nesuvokiami šitie aspektai, jo. Aš jums suteikiau sušiktą galimybę dėl šantažo, nes jūs šantažavot. Manau, jūsų smegenėlės kažkaip nesuvirškina tos informacijos. Eikit jūs šnektelti, eikit jūs mane šantažavot ir jūs dabar kalbat apie pašnekesėlius, apie draugystės. Eikit jūs Jasninka. Socialiniuose tinkluose viešoji įstaiga Gyvūnų šerifai pristatoma kaip balsas tiems, kurie negali kalbėti. Šūkis taip pat skambus – ginam, šviečiam, padedam. Įstaiga pristatoma kaip pirmasis gyvūnų kanalas Lietuvoje. Šiemet visoje Lietuvoje už 5 milijonus eurų bus atnaujinta 100 pėsčiųjų perėjų, o iki 2029 valstybinės reikšmės keliuose planuojama atnaujinti arba įrengti 500 tokių perėjų, pranešė Via Lietuva. Pėsčiųjų perėjos kol kas nėra tokios saugios, kokios turėtų būti. Pernai jose žuvo 10 žmonių. Atlikus perėjų analizę nustatyta, kad nėra plačių važiuojamųjų dalių, kryptinio apšvietimo, nepakankamas matomumas, nėra perėjų tęstinumo. Pernai Lietuvoje buvo sutvarkyta ar naujai įrengta 113 pėsčiųjų perėjų, didžioji jų dalis Panevėžio, Kauno, Utenos, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Foxpay tyrime iš posto išvertusiame vieną Ingridos Šimonytės kabineto narių, konservatorę Moniką Navickienę, įtariamam Vilhelmui Germanui, kuris pirmadienį buvo paleistas iš suėmimo, paskirtos naujos kardomosios priemonės. Dokumentų paėmimas, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir draudimas bendrauti su nurodytais asmenimis. Germanas suėmime praleido daugiau kaip metus, 16 mėnesių. Buvo baiminamasi, kad liaudiškai tariant dės į kojas. Į laisvę įtariamasis ištrūko sumokėjęs €1 milijono užstatą. Generalinė prokuratūra BNS pranešė, kad iki dabar teismui nėra perduota jokia baudžiamoji byla, kurioje jam būtų pateikti kaltinimai. Praeityje kelis kartus už sukčiavimą teistas, kalėjime bausmę atlikęs, yra įtariamas turtiniais nusikaltimais ir korupcija su bendrove Foxpay susijusiame didelės apimties ikiteisminėme tyrime. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos duomenimis galėjo būti legalizuota per 17 milijonų eurų. Įtariama, kad buvo mokami 100 000 kyšiai. Atliekant tyrimą užpernai spalį buvo sulaikyti 7 įtariamieji. Tarp jų pats Germanas, jo sugyventinė Foxpay akcininkė Ieva Trinkūnaitė bei buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Navickienės vyras Mindaugas. Visų tų įvykių šviesoje itin prastai atrodė įtakingos konservatorės artima draugystė su galimai stambaus masto sukčiais. Navickienė su šeima skraidydavo privačiais jų lėktuvais atostogų.
Kilus skandalui bandė aiškintis beveik nepažįstanti tų draugų, tačiau iš ministrių atsistatydino. Penktadienio naktį vietomis truputį pasnigs, rytoj dieną sniego tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, naktį 4-9, dieną 6-11 m/s. Temperatūra naktį 7-12, kai kur pragiedrėjus iki 17, dieną 1-6, rytuose iki 8 laipsnių šalčio. Sinoptikai žada, kad šeštadienį prasidės orų permainos. Rytoj Rygoje mažai debesuota, bus nuo 8 šalčio iki 0 laipsnių, nepastoviai debesuota Taline, čia taip pat naktį iki 8, dieną apie 1 šalčio. Nepastoviai debesuota Varšuvoje, oro temperatūra svyruos nuo 9 iki 2 laipsnių šalčio. Kyjive debesuota naktį iki 11, dieną apie 3 laipsnius šalčio.